Pasaulis eksporto rinkos yra vandenynas, milžiniškos. Net ir labai norėdami, visų rinkų mes iš karto neužimsim. Čia klientui padedam įsiaiškinti, nes vis tiek jis buvęs kažkokiose parodose, kažkur tai keliavęs, kažkas kažką pasakęs, matęs pats, skaitęs, girdėjęs, domėjęs į savo rinką. Nuo kokių rinkų jis norėtų pradėti? Aišku, į mane dažniausiai dėl mano knygų 500 dienų su Saudo Arabijos princu ar mano istorijos kreipiasi dėl Persijos įlankos šalių, nors mes taip pat eksportuojame ir į Kiprą, į Graikiją, į Vokietiją, į Skandinavijos šalis, į kitas šalis. Tai pirmas mano klausimas yra, o kodėl tu manai, kad tai tavo rinka? Kodėl tau toje rinkoje turėtų pasisekti? Ir labai dažnai kartu su klientu prieinam prie nuomonės, kad verta pirmiausiai pabandyti, ką aš stipriai rekomenduoju, nuo kaimyninių rinkų. Nuo Baltijos šalių, Lenkijos, Vokietijos, Skandinavijos. Ir tai duos mums gerą indikaciją apie mūsų produktą. Galim iš karto be abejo, jeigu klientas turi įrodymus, aš norėčiau turėti įrodymus, kad jam seksis Persijos įlankos šalyse ar Jungtinėse Amerikos valstijose. Galim ir ten. Bet klientas turėtų pats pasakyti, ne mes atrasti, kokios tos jo šalis ir kodėl.